Tai sveiki, sugrįžę į mano YouTube kanalą. Aš esu Simas ir man be galo malonu, kad įsijungėte. Bandžiau klijuotis pamatą, einis načio. Truputį gal daugok. Išlindė 9 cm. Shit out potato spin. Skanaus kas valgo. Kurmi 20 beveik trūksta. O čia skylėva. Turim žalčio. Produktyviai ganėtinai galiu. Čiut ne į galvą. Nugalvau nesiduš, bet visgi sidužu. Na tai ką, gerbėmieji, pradėkime naują savaitę prie statybų, renovacijos ir visokių kitokių darbų. Šiai savaitėje kažką turėsime atlikti, o dabar man atvažiavo stalažai. Gerai. Viskas einam kraut. Ui, kiek čia visokių daiktų bus. Išsikrovim, senai jau su pastoliais dirbęs, teks prisimint, net čia ką prisimint, tiesiog statai, tvarkingai renki, kad lygiai būtų ir tvarka. Na tai biškį sumaišė mano pradžią, atvežė pastolius, tai mes juos jau išsikrovim ir galime kipti šioj savaitėje prie remonto renovacijos darbų. Taigi laukia toliau stogo darbai, o man vėl žaidimas prie pamatų, prie laiptų, kaip matėt anoje serijoje nusigriau, tai eisiu dar pasibaigti. Šiandien turim laisvo laiko iki pietų, nes paskui salė jau bus vėl užimta. Tai negalėsim triukšmauti su perfuratoriais, kūjais, smūginiais suktukais, viniakalėm ir taip toliau. Tai dabar turim iki pietų laisvo laiko, einam daužyti ir daryti didžiuosius darbus. O po to reikės biškį aprimt, aptilt ir kažką veikti tyliau. Peškai visada. Prašau, padėkite like ant šio video ir keliaujam į šią savaitę. Na tai darbai pas mus vyksta, ką tik papietavom, o aš parodysiu, ką šiandien nuveikiu. Tai atsikasiau pilnai laiptus, nusidaužiau visas plytas ir ką aš čia radau? O radau visai neblogą pamatą. Aišku, dar kaip jis išlietas, tai tikrai netikrinau, bet faktas, kad tiesumo čia net nie per kur nereiks svajoti. Ir čia dar yra tokia kolona kažkokia irgi palieta. Faktas, kad jinai tuo metu, kai buvo daryti laiptai, pasmuko, nes visi ir laiptai į sienos pusę nuolydis gavosi, bet dabar manyčiau, kad jinai pilnai įsistovėjus. Tai ką šitoj vietoj darysiu, spėju, kad pirksiu keramzitinius blokelius tuščiavidurius ir jais reikės pasimūrinti vėl pilnai sienelės 1, 2 ir ten prie sienos 3. Kaip tik yra pamatukas atrama palei sieną pasimūrinimui. Tik reikės dar čia per tvarėlę kažkokią susigalvoti, armatūrų pridėti, pabetonuoti ir sudėti blokelius. Ir turėtų, manau, būti gerai. Ir paskui užsilieta palupkę laiptų pakopom. Tai tiek palipimą ir viršutinę plokštumą. Reiks pasimatuoti normaliai laiptus, kad gautųsi tvarkingas užlipimas. Greičiausiai aikštelė gausis šitoje vietoje didesnė, bet bus galima tvarkingai susiklijuoti tiksliau trinkeles. Tai bus ateina takas čianais iš trinkelių ir tuo pačiu bum trinkelėm užlipam iki viršaus ir tiek. Reikės dar pasidaryti ir naujus turėklus. Tai va, dabar biuro durys užbarikaduotos, bet yra kitas įėjimas, tai dėl to problemos per didelės nėra. Žiūrinėjau pamatą. Čia spėju, kad nekasiu giliai, tiksliau išvis nekasiu, o suklosiu dabar kaip matosi. Putplastis ir atremsiu iki čionais ir bus gerai, manau. Bet pamato kreivumas tai vėlgi padėktų dieve. Visas baisiai kreivas ir atstumas gaunasi vėl didelis ant klijų, tai čia reikės žaisti stipriai, kad lygiai paklijos tą pamatą. Bus ką veikti, susiklijuosiu ir
tiek. Tai nežinau, ar čia šiandien spėsiu, ar kelsim į kitą dieną. Plius šiandien dar reikia spėti pasistatyti pastolius, kad jie nebūtų suguldyti ant žemės ir kad kažkas neišnešiotų vakare. Tai reiks susiruošti ir užsistatyti iki darbo galo. Ir tiek, kažkoks drebulys tikimas šiandien, toks labai drėgnas oras. Vėjas dar pakilęs, tai ne pyragai, bet dar nežyma. Na tai labas rytas. Vakare skubėjau, tai ir išlėkiau gan greit. Ir nenufilmavau pabaigos darbo, ką mums pavyko padaryti. Tai žinokit, nieko per daug kažko čia mes ir nepridarėm. Kiek matėte lepsuose, kad klijavaus. Bandžiau klijuotis pamatą, einis načur. Irgi kreivas, kosmiškai kreivas, bet kažkaip reikia tiesiog apšiltinsiu, kad vizualiai užsitinkuotų ir sustorintų biškį sieną ir lygesnė bent būtų nei dabartinis pamatas. Dėl ko nešiltinu tenais žemiau, kaip ir visur kitur šiltinau. Dėl to, kad laiptų pamatas, nebent man jį tada reiktų pilnai visą daužyti, o jisai vis tiek liečiasi su pačiais blokais, tai ar taip šalčio tiltas ten konkretus, nebent atsikasinėti dar ir apsišiltinti tą laiptų pamatą, ko tikrai nėra tikslo ir verta daryti. Plius rūsys, kaip ir minėjau, jisai mūsų realiai nenaudojamas, vis tiek jisai gaunasi požemė, čia yra smėliukas, kad ten tos drėgmės tiek tikrai nėra, kad klioktų šlapios sienos būtų. Tai čia sakau, yra nešiltinimo esmė, kad visą apšiltint sandariai padaryti, kad būtų ekonomiškai šiltas namas. Čia nebus taip, tiesiog reikia jį vizualiai iš išorės sutvarkyti. Tai dėl to šitoje vietoje plius trinkelės, griaut ardyti, paskui vėl mokėti, kad jas surinktų, sulygintų, vėl pinigai. Tai šitoje vietoje nebus apšiltinta vieta po žeme, bet didelio skirtumo tikrai nematau. Ir nuo to nieko blogo nepasidarys. O tokie reikalai. Ir taip pat, jau matėt, tai pasistatėm pastolius. Pastoliai šitoj pusėje gaunasi lygiai su šlaitu. Tai gal biškį nepatogu, kad kojų lygiai prasideda stogas, bet bus patogu užlipti. Tas aukštesnis patogesniai pozicijoje. Čia reikėjo sprendimą pasidaryti, nes visur nukasti kraštai, tai viskas minkšta. Tai čia pasidarėm tokį tvirtinimą, kad būtų normali atrama. Ir plius gaunasi čia per centrą pastato įsistato šitą vietą. Ir nei ten nepastumdysi, paskui nepasieksi kažkurių kampų. O šiaip visa kita kaip ir neblogai. Čia irgi išsistatė. Tik dabar ryte dar susidėjau vietomis tokias senas trinkeles, nes smigo į žemę. Vis tiek šita vieta kasta, kad ir sutrypta, bet vis tiek dar minkšta. Tai va, dabar bus galima, kai baigsiu pamatą, reiks susiarmuoti, kol ten viskas džius, gal dar laiptus reiks darytis, o po to pereiti prie sienų. Kol kas rytas toks apsiniaukęs, rūkas, tai šalta. Atvažiuojant 1 laipsnis buvo, einam dėtis pirštinės ir kažką šiandien naudingo nudirbti. Truputį gal daugokai.
Klijuoju keliais etapais. Klijuoju ir klijuojančiom putom padarau tokius. Aišku, čia dabar išstorinu, nes nemažas klijų storis reikalingas. Tai padarau tokias bandeles ir dar aptepu klijais ir visur. Taip klijuoju, tai šitas padaro greitą priklijavimą standumą, o paskui klijai savo šlapėja. Įklijai va šitą košį, jau jinai sustengs, kada reikės, bet lapas jau iš savo vietos nepajudės. Būtina apeiti perimetru. Ir dar 4 spurgas čia uždedu. Smagiausia, kai tiek klijų privarai, tai lapą vos eina atkelt. Kaip matot, ant sienos irgi esu apsitepęs klijų košę, vien tam, kad padaryti ir iš čia šiek tiek standumą, atstorint lapą, nes kitaip 3,5 cm ar ten kiek klijų nepadarysi, tai šitaip sukimba ir prie sienos ir nuo lapo šiek tiek pasidaro tos toks sumuštinis. Kitaip nelabai sumasčiau kaip. Nebent norint klijų storį sumažinti, tada reikėtų pirkti 15 lapą ir jau jį kiekvieną atskirai pripjaut pagal pamato nelygumą. Arba tada per naują pamatą tinkuot ir tada klijuot, vargo vakarienė. Tai žodžiu kosmosas. Šis storinasi tas pamatas 13 cm nuo šniūro, tai reiškia 3, kaip vietom 3,5 dabar jau įsistorina, tai dėl to ir užtepu ant sienos pliozą visų perimetrų, kaip klijuojasi putplastis ir ant putplasčio tą patį. Tai jo, čia apie 2 cm. Tai va tada ir iš vienos ir iš kitos pusės užsispaudžia. Tai bent tada galima išsilyginti. Kai uoga. Lieka dar 1, 2, jaučiu 3 lapai. Bet čia irgi kosmosas. Lapas gaunasi 10 cm. Kaip matot, turim palei šniūrą 13. 13,5 skaityk. Čia irgi panašiai eis. Čia dabar irgi 13,5, 12,5, 12. Toks ir žaidimas. Tai va, 3 gerus centimetrus ant klijų reikia išstorinti. Vargelis. Atrodo, pabaigiau tą nelemtą pamatą, susiklijau. Šiaip ne taip. Storis kosmosinis klijų. Ką padarys? Svarbiausia, apsidirbs ir bus gerai. Tai reikės vėl kitą dieną sugręžti smeiges, sudėti tabletės ir užarmuoti. Ir bus galima projektuotis laiptus. Jau susimatavau. Kaip kas, pamatukas visgi nėra tiesus. Ten jeigu žiūrint į kraštinę trinkelę, pamatas išlindęs nuo trinkelės į lauką 4,5. Čia pagal šniūrą išlindę 9 cm. Tiek žodžių. Kaip reikės dar apdirbti, nelabai turiu minčių, bet kažkaip reiks apdirbti. Į aukštį pakopas viską suskaičiau, atstumus turiu. Tai reikės grįžus pasibraižyti, pasiprojektuoti ir tada suskaičiuoti, kiek reikės fibo blokelių. Kaip stogas atrodo, lyginasi. Baigia Lukas išgaudyti milimetrus. Šita dalis dar nebaisiai. Ta aukštesnė po langų dalis tai buvo labai baisiai. Tai lyginasi su plastikiniais dubeliukais tais, kur langus lygina. Kur jau reikia daugiau, faktas kišasi makaronas. Šitas buvo pats tvarkingiausias. Mažiausiai reikėjo pakiliuoti, o visi kiti tai baisiai. Bet nėra ką norėti. Juk senas namas, plus nekeitėm jokio karkaso, tai faktas, kad lyginti reikia. Ten Aivaras irgi lyginasi, panašu, kad lygu. Ir iš priekio bus kaip ir plius minus sulygintas, reikės faktas dar laukti fasadininkų, nes dabar neaišku, kurioje vietoje reikia kraštinės lentas nusipjauti. Kodėl neaišku, kurias reikės nusipjauti? Dėl to, kad sienos storinsis putplasčiu ir čia nebus pakalimo.
tenais irgi nėra pakalimo, lentelės užeina ir vėjalinti tiesiog. Tai ir čia tą patį reikės padaryti. Bet kai taip viskas lygu gražu ant šito pastato, tai reikia pirmą putplastį, man atrodo, išsikelti iki viršaus ir pagal tai žiūrėtis, kokios įstrižainės gaunasi ir visa kita. Pietukai pavalgyti. Valgiau skanę siurbytę. Šį kartą nesigaminau, nuvažiavau į Sodžių vietinę mūsų kavinukę ir gavau pomidorinės sriubos ir labai skanaus dalyko. Kiek žinau, kad pusė, jeigu nedaugiau, šitų dalykų nevalgo, bet kas valgo, tai tikrai žino, kad geras ir žiauriai skanus daiktas. Tai, kaip ten sako angliškai, shit out, potatoes in. Skanaus, kas valgo. Tai tikriausiai šiandien darbai baigti, nelabai per daug ką turiu daryti, nes negaliu skleisti garso, nes dabar dar salėje šiandien taip pat pašarvotas žmogus ir rytoj ryte bus laidojimas ir toliau kaip ir salėje bus laisva. Tai bus galima jau labiau triukšmaut, kažką darytis, ką reikės pasidaryti, tai rytoj reikės susidėti smeigės, susiankeriuoti ir susiarmuoti. Dabar negaliu to daryti, nes su perforatorium negaliu gręžti. Pabandžiau dar čia iš šitos pusės nusilupt kelias lentas, pasižiūrėti, kas ten, o tašpokinį čia dedasi. Tai irgi ten kelias lentas nulpau, tai tas vinies traukimo garsas, irgi eina per visą pastatą, tai nelupsiu. Taip pat, tai kaip ir nelabai turiu ką daryti. Todėl reikia važiuoti namo. Ką jau, irgi 4:30. O kad jau 4:30, tai kaip ir galima baigti darbus, nors nieko čia šiandien per daug nepasidariau, apart pamato. Kol kas tiek važiuoju namo, reikės pasiskaičiuoti blokelių, kiek reikės, kad toliau būtų galima lipdyti ir laiptus po truputį daryti. Važiuoju namo ir susitinkam rytoj. Tai labas rytas, jau turim trečiadienį. Kai matėt, pradėjau ruoštis skylutes putplasčio gręžimui prie sienos ir pasižiūrėjau, kad neturiu tiek medžiagų. Prigręžiau 50 beveik skylių, čia turim 43 tabletės, smeigių irgi kažkas 40 kažkiek, o šitų tai 23 gal kažkas. Aš juos dar naudau ir membranai susmaigstyti, tai kur 20 beveik trūksta, bet man vis tiek neužtenka. Šūduva, tai turbūt reikės šį kartą praleisti ir bandyti užsisakyti prekių, kad atvežtų. Tuo pačiu vakar dar susimatavau laiptus, tai grįžęs namo ant kompo pasidariau vizualizaciją. Tai čia 3 vizualizacijos skirtingų etapų, plius minus ten skaičiavau, kiek reikės man blokelių, kaip atrodys pakopos ir kaip atrodys trinkelės. Tai reikia persimest, kiek dabar blokelių reikia, užsisakyti tuos, tada jaučiu reikia eiti man susitvarkyti visą čia bordaką Rusy. Tai putplasčio atliekos, žodžiu, visokie įrankiai, viską reikia tuštintis ir turbūt užsisakinėti visas medžiagas jau sienom. Tuo pačiu, tai ten giliau dar turim patalpą po šarvojimo sale, ten irgi reikia susitvarkyti, nes sienų putplasčio bus kur kas daugiau nei buvo pamato. Tai aš čia nie per kur netilpsiu, kažkur sandėliuotis tai reikia. Ir tikriausiai, kad eisiu ardytis sieną, kur pasistatęs pastolius. Biškai nežinau, ar užteks man šiandien laiko, nes kaip ir nuserdžius, būtų gerai susisukti visą. Bet reikia pradėti. Nėra ką kito daryti, tai turbūt, kad tai kol sulauksiu medžiagų, nežinau, ar šią savaitę atveš, ar jau kels į kitą, tai reikia eiti susiskaičiuoti, biškai pasėdėti prie popierių, kiek dar ko visko reikia ir eisiu dirbti. Žiūrėsiu, kiek laiko užtruks, tai nežinau, kokia šiandien ta diena mūsų bus. Nu ką. Einam. Čia. Vyrai pradės šitą dabar luptis. Skardą. Ir tuo pačiu man čia viską atlups. Ir galėsiu čia atsilupti. O, matot, kaip prisukiotas. O čia skylėva. Daugiau nematau, o čia dar gal. Jau. Gerai, keliaujam. Kažkur pradėti kažkaip atsilupti nuo kažko čia tais. O. Vis, pradžia yra. Ui.
Olė. Finito. Oi, ten kokių palėpių mes turim, pažiūrėkit jūs. Bet čia tik neįsirauti tą palėpę anksčiau laiko. O, čia slapti kambarėliai. Va, kaip sakiau, mediena gražiai padaryta. Va, 5 trejetukas, 5 trejetukas, čia jeigu ne 2,5. Nu ir puikiausiai stogui čia va, pratekėjimas visur yra. Va, tai pasispaudžia, kai vandens prisikaupia ir nubėga. Skaitau gerai, ane? Čia irgi gražumai vyksta, plėvelė, aišku, čia tai... O, čia žiūrėk, dviguba plėvelė, dar juodai įdėta. Bet nesvarbu, va, turim... Žalčio, šampano, alitos. Čia meistrai normaliai uliavoja. O šita bjaurybė durinti. Tai dabar planas toks, kad reiks dar nusilupti ir šitas lentas. Ir tada žiūrėti, kaip čia lygumas va, su šitais visais statramščiais. Tokius tai reikės pakeisti. Šitas dar nieko. Ir va ant jų suktis USB. OSB. Na va, pietus. Tuoj čia darysim stalą. Ir chebra turi ateit per slaptą kambariuką. O, pietus. Ateinam. Kryžiai. Gerai. Prašom, užeikit ant pietų. Daugiau nieko iš paskos ne. O, poniškai. Liuks. Na tai pietus pavalgim. Tai dabar, va, kokie vaizdai čia pas mumi. Čia palėpė tokia, su pačia geriausia šiltinimo medžiaga. Tai eisiu dar dasibaigt nuo kopėčių nusilupti ten priekinę dalį. Į šitą murlotą gulintį reikės suktis su juo apačia OSB. Ir tada dar papildomai atramų, stoikių, kad biški būtų dručiau, ne tik per tokius 5-tukus. Tada reikės gal ir lango šitus, jeigu spėsiu išsimt, pasikeisti naujais, nes jie yra padėti. Ką čia nais turim, čia turim irgi tą patį. Turim žalčio, turim dar visokių radinių. Siūlai, visokie viskas. Šampanas, nealkoholinis aišku. Ir tiek. Vyrai čia prasardė, žodžiu, liko čia nais, tai dabar nusardys viršų ir galėsiu nusilupti aš pats sienos viršų ir žiūrėti kažką modeliuoti toliau. Na, tai ką, lentos jau sutistos, likė tik tais celofanų dar šapai lapai. Lentos atiduodamos kaimynams, o aš kaip ir nusilupau visas dailylentes. Ir ką galiu pasakyti? Nieko gero negaliu pasakyti, nes kreiva. Šitas pastato kampas dar taip pusėtinai eina beveik pagal gulščiuką su minimaliais nuokrypiais. Ten anam kampe prieš koloną, kaip irgi pagal gulščiuką eina su minimaliais nuokrypiais, bet šniūrą išsitiesiau palei betono viršų, tai jo, ties skaityk pirmų langų, ties antrų langų, ties čia, apie 2,5, kai kur net ir 3 cm, tai siena yra susėdus į vidų. Ir šiandien, man atrodo, darbai jau pas mus baigti, dar chebra ant stogo dirba. Pusė nuserdė, dar pusė liko, bet jau viso nerdė, tai va dar kažkiek plėvelė užsitiesia ir viskas. Tai ką, žinau, visai produktyviai ganėtinai galiu. Čiut ne į galvą, tai galiu pasakyti gal visai produktyviai. Čia šiandien tą dieną nusilupau pagrindinę sieną. Bus reikalų išsilygint, susitvarkyti. Ką žinau, daugiau tiek. Keliamės turbūt, kad jau į rytojų. O taip, 1, 2 ir išimta.
Jo, žiūrėk. Sekanti diena, o aš ant pastolių. Stogdengiai išvarė šiandien į kitą objektą darbuojasi, tai pasidarbuosiu vienas. Reikia kažkaip rekst šitą sieną, kreivą, šleivą, vietom ir supuvusią. Einam, parodysiu aš jums halturkių savo. Tai va, kaip sakiau, reikia man ją išsilyginti. Tai visa siena realiai irgi mediena sudubus į vidų. Tai dabar reikia lygintis. Šniūras ištiestas. Tai dabar planas jo, čia yra tarpas jau padarytas su OSB plokšte, kai užsidės, tai čia realiai nedaug pasistorina, iki centimetro kažkur. Tai šita vieta irgi yra sudubus pačio ir murloto ir pačios sienos. Ten gali išsistorinės į kokį reikia man atstumą pataikyti. Tai čia dabar išlyginta su tos sienos kampu ir pagal tai reikės išsilyginti visą man šitą murlotą. Čia jau yra didesnis tarpas. Tai keliaujam, parodysiu, ką aš jau anoj pusėje padariau, kur jinai šiek tiek gražesnė dalis, bet vis tiek reikia iškišti. Darau čia tokį trikampį, tai prisukau lentą prie gegnės, tada lentą prie murloto ir dar čia penketuką įrombinau prie to tokio statramščio, čia 10x10 man atrodo. Tai iki tiek čia išsikiša, tai viršui neaišku kiek išsikiš, nes jau dabar čia skaityk 2,5 cm atitolinta nuo gegnės, bet viskas tvarkoj. Čia užsivarys OSB iki pat viršaus, o paskui su lentom apsišiltinus. Nu, žodžiu, bus žymiai tvarkingiau ir smagiau dirbti, kai jau bus aiškus matmuo, nes šita siena gausis ganėtinai lygi, jeigu aišku man ją pavyks padaryti. Toliau išimti langai. Šitas polanginis balkis buvo supuvęs, tai išmečiau lauk. Nauja stoikė, kad gautųsi tvarkingai OSB ir nereikėtų man išpjaustyti plokštės. Tai tenais yra atžyma, nuo ten iki ten bus pilnas lapas, nuo čia iki čia pilnas lapas, tada dabar sekantį žingsnį bandysiu kažkur ten žiūrėsiu, kur išeis pasidaryti ir taip bandysiu pasidaryti, o intarpus, kur gausis, ten įdėsiu, kad prisukti ją. Einu darbuotis, nes jau laikas bėga, o aš čia dar nelabai ką pasidariau. Na tai kol kas visai čia man ta siena neina. Susidėjau visą apačią. Tai jau apačia kaip ir lygiai. Dabar pagal ją dar čia išsilupau tas plonasias stoikutės. Tai dabar reikės dar susukti į tarpus papildomai. Oras pabjuro, šiek tiek lynuot pradėjo. Ir taip neina čia, kad tas darbas šakės. Tai su vata čia reikalų pilna. Čia jau perdėjau, ten perdėjau tą vatą. Durėjau visą. Lentą dėjau ten apačioj, čia visur apačioj lentas. Žodžiu, čia kaip ir išsilyginau. Ir šitas visas dar kampas nieks nedaryta. O jau turim po 3,15. Blemba, kaip čia sunkiai, ta prasme, taip viskas kreiva, visur kyliuot reikia, kad lygiai prisisukt. Čia, žodžiu, kyliukus sudėjęs, nes, kitaip kreivai susuksi, tai koks šit tolkas viskas čia susisukę. Baisu. Nežinau, aš čia tikrai nespėsiu šiandien be šansų, o planavau išsilyginti, susidėti OSB ir dar gal langus įsimesti. Žinokit, biškį naktinėjau. Apie kokią 4, gal plius minus susisukau šitus lapus. Čia realiai 3 pilni ir ten kampinis nupjautas, o čia tą kampą atsinešiau šiaip, bet jį tik laikinai prisukau, nes jis dar turės stumtis tolyn link stogo. Tai naktinėjau, žinokit, atsinešiau visgi lazerį, biškį jau patemė, tai kur kas geriau iš karto su lazeriu visą perimetrą prasėjau. Tiek susisukau iš karto prie viršutinės gegnės, 10 užsimečiau, vieną antrą čia baslį ir iš karto kolonas bum. Susižiūrėjau, kur man bus reikalingi sujungimai vienur ir kitur. Tai vis tiek aš dar lieku be langų ir dar viršui karkaso neturiu pasidaręs. Gal nieks čia neįlys, nežinau. Jeigu įlys, tai man atrodo išsigas turėtų kryžių. Gal nebus kažkokių mulkių ir norėsiu galvoti įlysti čia nais. Tas palėpės duris tai užsuksiu
iš anos pusės su varžtais, liks langai tik tais. Naktį atrodo be lietaus turėtų būti, dabar šiaip visą dieną toks palynoja, papurškalioja, bet čia kažkiek dengia mane pastoliai, tai tikiuosi neužpūs į šitą pusę lietaus, jei netyčia išpultų. Reikia dar užsimetu vieną plokštę ir jau pakuotis, nes to nieko nematysiu. Nu, šakės kaip nesidirba, taip laikas bėga, o nieko atrodo nepadariau, tai va, visą dieną ant pastolių. Va taip va mes šiandien dirbam. Tiksliau, aš dirbu. Dabar turim 7 valandas. Tai kas bus, kai laikrodis pasisuks? Jau 6 bus tams. Oi, nu, čiart viskas. Važiuoju namo. Turim šiandien lietų penktadienį. Lietinga diena nuo ryto, čia tai purškia, dabar iš vis lyja, o mum ant pietų atvežė kalną polistirolio. Tai čia jau bus sienom. Mažesni lapukai turėtų, aišku, smagiau klijuotis, bet jau šito darbo pačiam neteks daryti. Atvažiuos fasadininkai ir jau darys jie. Tada atvežti fibo blokeliai. Pilna vidurius ėmiau, nes kitaip neišeina. Ir dar pasiėmiau 10 pamatinių. Tai reikės irgi kai kur vietom juos dar sudėti. Nu, kažkaip reikės suburti. Ir čia uždengėm atvežė klijus, betono mūro mišinį ir armavimo mišinį. Dar į rūsį susinešiau smeigės, kampai, tokios visos smulkmės, bet dabar reikės eit rūsį prasitvarkyti, nes dar aš jo nesitvarkiau, kažkur reikės susisandėliuoti. Tik nežinau dėl putplasčio, ar blemba jį dabar visą neštis. Aišku, būtų smagiau, ramiau tiksliau būtų, nei čia jį palikti ant lauko. Matysiu, kiek pasidarysiu sienos dar. Jeigu pasidarysiu tą, tai reikės susinešioti, jeigu ne, tai reiks palikti ant lauko. O rūsy tai jo, neina net kur kojos padėti. Tablečių krūva, smeigių krūva, penosilis. Nu tai truputį atrodo lyg prasitaisė oras, dar aišku cepelininis dangus, bet jau bent nustojo lyt. Aš per tą lietų apsitvarkiau šiek tiek rūsį, jau galima įeit. Aišku, nieko nešlaviau, nes vis tiek čia visko prisinešiu ir taip. Nusikrauščiau uzbą, nes naudoju. Prasitvarkiau čia, biškį. Susikrau įrankius savo kampą. Čia putos naujos, tabletės, smeigės. Ir apšvietimo gero neturiu čia. Čia reikės bandyti susisandėliuoti putplastį. Tai čia vietos nemažai, manau, turėtų tilpti. Na ir bus pastogu, švariai, tvarkingai. Tai keliauju aš, kad jau nustojo lyt, pavalgiau dar į tą tarpą, reikia eit darytis toliau sieną. Šiandien turiu ją būtinai pabaigti, nes ryt po ryt, šeštadienį, sekmadienį nebūsiu. Važiuojam šiek tiek pailsėt prie ežerėlio į Tytuvėnus, truputį atsipūst, atgauti jėgas, nes kiek čia galima draskytis jau, kaip sako, pautų neapžergiu. Ką šiandien spėjau pasidaryti, kol atvežė man medžiagas. Tai užlipęs į viršų susivariau tenais jau karkasą, užsimečiau kelias plokštes, tai bus galima jau suktis man jas tenais. Nežinau, ar langus šiandien pjausiu, greičiausiai gal ne, reikia užsidėlioti visą sieną plokštę ir dar pats viršus dar nėra pilnai išlygintas, nes ten siena dabar gaunasi nusvirus apie 4 cm. Tai einu keltis ir suktis plokštės, kad ant savaitgalio uždaryti tą sieną aklinai. Atsiminiau, kol taigi neužkaliau šito tarpo, tai reikia dar ir langus blemba išsikelt. 1, 2, 3. Nu galvau nesiduš, bet visgi sidužu. Man atrodo, kampu pataikė blemba dėl to. Nes turėjo plokštumą eit kai uoga. Tai antro gal nemesim. Eik, tu na, čia tas dužo, nu jau taip gerai pataikėm, atrodo. Einam rinkt stiklų. Kaip tik lyja. Na, tai kaip ir beveik užbaigiau. Liko dar kelis kampukus ten įdėt ir ten įdėt, bet dabar difuzinę tik uždengiau, kad neprilytų. Ir dar faktas tenais lieka.
ten dar nedėjau, nes dar čia nesusitvarkiau karkaso. Visą dieną irgi pliaupia, tai lyja, tai vėl nelyja. Šūdinas oras, tai jau čia kipsiu pirmadienį susitvarkyt. Galėjau dar lapą užsidėti, bet jau čia reikia jau kitą išpjovą daryti nuolydžio, o plius čia dar nieko nesusitvarkęs. Karkasą pasidarysiu ir užsibaigsiu tą vietą ir siena gavosi lygiai. Ką jūs galit pasakyti? Nelabai eina nematyti, bet žodžiu, kai styga. Jau ant pastolių nelipsiu, turbūt šiandieną. Kaip ir viską susitvarkiau. Kas dabar lieka, tai putplastį susinešti į rūsį. Dar padėjau dar Hebra prisinešti arčiau rūsio durų. Nu tai ką, imam ir nešam. Viską susinešti į rūsį, nes ant savaitgalio kažkaip nesinori man čia palikti. Jeigu dirbčiau poryt, tai dar palikčiau ant lauko. Tai einu nešti, nes jau 4:30. Norėtųsi šiandien pasibaigti anksčiau, bet spėju, kad baigsiu taip turbūt kaip vakar. Einu. Putplastis suneštas, kažkiek apsitvarkiau ir viskas, valandėlį gera ir sunešiau tą. Biškiau nugarą pakirto, jau šiek tiek persidirbau matyt. Visgi jau ne tas amžius, kad čia taip kaip jaunuolis lakstyt, stampyt viską. Jau visgi 35, ne tas žodis, kad jau reikia labai nepersistengti. Ką aš jums galiu pasakyti? Tikriausiai baigiam šios savaitės video vlogą, tai pakomentuokit, kaip jums šis vlogas susižiūrėjo, ar patinka iš vis tos mano tokios statybos, ką aš čia veikiu, haltūrinu ir taip toliau. Būtinai uždedam laiką, nepagailėkit, juk jums tai nieko nekainuoja, o mūsų video tik kelia aukštyn, kad kuo daugiau žmonių pažiūrėtų. Taip pat pasubscribinkit kanalą ir šiam kartui manyčiau tiek. Ką čia be pridurt? Gal norėtumėt kažką konkrečiai plačiau pamatyti, kad plačiau papasakočiau, daugiau pafilmuočiau, tai parašykit, jeigu kažkas įdomu. O aš šiandien su jumis atsisveikinu ir susitiksim po savaitės. Ate!